Maišai pinigų, tie dideli politileniniai maišai pinigų. Sakau, nelieskit reiverių, jeigu jie nesimuša ir nėra agresijos šaltinis. Jeigu matot, kad muša kažką, paimat už čiuprinus, mušeiką, pavedat, pagrasot pirštu, išstatot už durų, jeigu reikia. Esam ilgiausiai išvažiavę be grįžimų namo mėnesį laiko. Parvažiuoti, tarkim, iš kokių nors Mažeikių į Kauną, taigi neapsimokėjo, tai geriau viešbučiai pigiai kainavo, bet apie viešbučius jie buvo nešildomi, ypač žiemą. Tenais laikais buvo labai ant bangos ir tik buvo čia visiškai naujas dalykas, tai erotinių šokių programos, tiek moterims, tiek vyrams. Vat papasakokit, kad irgi buvot pradininkas visų šitų reikalų. Kai aš pradėjau, tai buvo tik vyram, žinau. Tik vyram? Ja, aš ten tų raumeningų bičių nežinojau, kad tokia. Tai iškai paskui gal išsivystė. Tais laikais, 88 metai, mes, kad pritraukti ir būti nepakartojamėm ir dar to labiau, kad išvažiuoti į užsienį, nes į užsienį irgi veždavo į tą programą, kad galėtų nusivežti ten kažką. Tai aišku, aš noriu pasakyti, iš Lietuvos į mūsų programą nei vienas tarptizininkė neišvažiavo, nes nepraėjo visų šitų ten, dėl ko nepraėjo, nes gal tiesiog buvo, gal jinai drabužių neturėjo, kad nepraėjo. Ir tada atsimenu Lietuvos viešbutį, aš pirmą kartą padariau erotinį šokį, ką aš nepadariau, padarė mergaitė. Taip. Padarė mergaitė erotinį šokį ir aš pasikviečiau filharmonijos, ten buvo tokia komisija, kuri turėtų spręsti, ar galim ar negalim tą rodyti. Jau visur ėjo, taigi, žinai, soslagerė visur ėjo tie dalykai ir aš galvoju, kodėl mes nedarom to dalyko. Ir aš galvoju, padarysiu, ten vieną solinį numerį trauksiu, kultūringai antrodantį. Ir tada atėjo į komisiją, atsimenu, vieną folkloro vadovę, kita atėjo iš kažkokio, tai, nežinau, kanklių vadovė, tada kita atėjo porą žmonių iš roko atstovų, kita atėjo, ne iš roko, iš muzikinio atstovų ir taip toliau. Ir jie atsidėjo, žiūrėjo tą programą, visą mūsų programą ir vienas numeris buvo tas toks erotinis. Ir tada jie man parašė, kad nerekomenduojame. Nerekomenduojame reiškia geriau nedaryk. Geras. Aš galvoju, eikit šikti. Ir aš tada džetsetę paėmiau ir padariau pirmą, tuo metu buvo žiauriai populiaru Miss Lietuva. Ir visi, o aš paėmiau, padariau Miss Erotika. Suvažiavo ten toną mergų damų, kurios norėjo dalyvauti tenai, ten buvo prizai nemaži pas mane liktai, kiek atsimenu pagal tos laikus ir dalyvavom ir davėm Miss Erotika, mes turėjome apie 12 panų ir kuri geriau šoka, buvo komisija, aš dabar bijau pasakyti, man reikia albumus atsiversti, kas komisijoje sėdėjo, bet buvo visas džetsetė didžiausias Miss Erotika, bilietai buvo šluojami, tiesiog šluojami, ten 3 dienas mes darėme. Ir tada atvažiavo pas mus, sakau, CNN, ten atvažiavo iš užsienio žurnalistų Tūčia ir visi filmavo. Žodžiu, tarptautinis susidomėjimas buvo didžiulis. Iš kur jisai pateko, išėjo, aš nežinau į orą, aš širdžiai sakau. Taip. Taigi nebuvo nei interneto, faksų mes nesiuntinėjom, kad mes tokie esame, bet tiesiog tai išėjo, kad mes tokį dalyką darom. Čia maždaug kelinti metai? Ką žinau, kaip aš bijau sumeluoti, tikrai ne 80, tai buvo 90 jau kažkurie, turbūt, tai kokie turbūt 4-5, taip turėjo būti. O kaip tie vaikinai visi kieti, jie irgi eidavo žiūrėtų erotinių programų? Man buvo, aš nuoširdžiai sakau, žiūrėkit, mums buvo iki lemputės, pas mus bilietus pirko visi, pas mus nebuvo, kurie nepirko bilietų. Taip. Nes buvo viena tvarka, administratorius kartais atbėgdavo, sako, žiūrėk, čia atėjo, gal leisim, sakau, ne. Įleisdavom mes tada funkcionierius, iš kultūros skyriaus, iš kažkur, tai tos įleisdavom su pakvietimais. O visi kiti turėjo mokėti, nes kitaip neišgyventi. Senais laikais atlikėjai, tais laikais būtent, ar ne, išvykdavo į turus po kultūrnamius, kas dabar daugeliu kelia kažkokią savotišką kreivą šypseną arba ten nevatai nepagarbą, kad atlikėjas galbūt jau labai vos nenusibaigęs arba jam pinigų reikia vis važiuoja, ne į arenas, bet į kažkokius tos mažesnių miestelių, bet šiuolaikiškai įrengtus kultūros namus, o tuo metu jūs ten išvažiuodavot savaitėm, kiek žinau, ar ne? Ja, būdavo turai, mes viską darydavom turais, tas turas tai yra, tarkim,
gali išvažiuoti ir mėnesių į tą turą, gali išvažiuoti kažkokius tai sugraduotus, tarkim, 5 koncertai per savaitę. 5, 2 dienas laisvas, vėl 5 ir tokiais ilgais blokais važinėdavom. Taip, mėnesiais nebūdavom namuose, tai tuo metu ir dabar iš tikrųjų, aš nežinau, tai niekada nebuvo ta didžiulė gėda, tikrai nebuvo, kad nes daugiau tai koncertuoti ir nėra kur, tai ta prasme, tų salių tai nėra. Arenų nebūdavo. Arenųgi nėra, nieko nėra, tai kur tu koncertuosi, tai tik tuose kultūros namuose. Ir tai vienas dalykas, o antras, ten gyvena tokie pat žmonės, tai kuo jie kalti, kad jie tam mieste ir neturi, tarkim, kažkokios kitos salės. Tai visa tai ir vyko iki pat ir dabar vyksta tokie pat didžiausi koncertiniai turai, tik tai gal jie išskaidyti yra ten po koncertą į savaitę, 2 dabar nesivargina ir neapsikrauna tiek atlikėjai, nes jie turi begalės kitų progų užsidirbti, ta prasme, ir asmeninės šventės, ir miestų šventės, tai jiems yra paprasčiau ir išgyventi, ir jie tai žiūri kaip į tokį, dar plus papildomą ten pinigėlį, vadinkime. O tuo metu, kai dar nevyko tie tokie, kaip dabar reiškiniai ir tos visos vestuvėse ten nieks nedainuodavo, nes neįpirksi tu to atlikėjo. Tai vienintelis ir būdavo būdas, tai yra išleisti metus albumą, jį bandyti parduoti ir išvažiuoti koncertinį turą. Tai prasukti. Prasukti visą Lietuvą, tu prasukai tos ten 40 kelis miestus ir jau tų metų darbą kaip ir padarėjai. Dabar vėl turi rašyti ir laukti kitų metų vėl važiuoti. Mes turėdavom labai daug koncertų. Aš paskui jau kaip ir pasirodžiau pati, jau kas čia tai išdykelė, pradėjau keliauti, koncertuoti, darydavom turą, tai išvažiuodavom pirmadienį į turą ir grįždavau sekmadienį. Čia kultūrnamis, ar ne? Mes koncertuodavom mokyklose, tai būdavo nuo 8 ryto jau koncertai, žodžiu, pas mumis. Vietoj pamokų. Tai būdavo 5 koncertai per dieną berods. 5 tai tikrai, kartais net gal ir 6 išspausdavom. Po visą Lietuvą. Taip, nuo pat pradžių vaikai ateina į mokyklą, iš karto visi į koncertą, ten po 2 euriukus. Litai. Bilietukai, po 2 litukus būdavo, kiek atsimenu. Pilnos salės, aišku, kad visiems geriau eiti į koncertą, negu sėdėti pamokose, tai dėl to visur būdavo pilna, visi eidavo ir tada būdavo 3 koncertai mokyklose nuo ryto, o vakariniai kultūros namuose. Tai kada jie mokydavosi? Čia mes koncertuodavom, o vaikai tai... Tai jeigu jie vietoj pamokų rinkas jūsų vaikai koncertus. Eidavo, tam... tiesiog būdavo tokia valandėlė, tokia būdavo meno valandėlė, tarkim, muzikos pamoka. Tai atsipūsdavo. Su išdykėlė. Tai va toksai būdavo gyvenimas mūsų, turėjau labai daug gerbėjų. Tokie ištikimiausi buvo ir tarp moksleivių ir turėjau gerbėjų šiaip tokių, jau biškai, ne moksleivių, vyresnių. Ir jie keliaudavo kartu su manim, važiuodavo kokios 3 mašinos, aš pati vairuodavau. Atsimenu, kad netgi sukišdavom į mano tą Forduką ir aparatūrą dar į bagažinę ir mes dar ten 5 toj mašinai važiuodavom. Tai jūs ir dar 4 muzikantai? Ne, tai važiuodavo operatorius. Vienas jau ten tas, kuris visko rūpindavosi, viską sukišdavom pas mane į mašiną ir dar kokie 3 gerbėjai. Operatorius tai garsistas? Taip. Taip, ir žodžiu, keliaujant vieną kartą žiemos metu, atsimenu, dabar taip išvydau tą tokią, kai važiavom su tą mano Forduku ir ar nuo šalčio, ar ten dėl to, kad buvo prikimšta tiek ta mašina, ten jau ir trūko galinis stiklas mašinos. Žodžiu, jis ištrupėjo visiškai, o žiema, o šalta, o čia dar tik tai buvo gal koks 3 koncertas, kad žodžiu, dar liko 2 koncertai. Ir mes ten galvojom, ką dabar daryti, kaip čia keliauti toliau ir su izoliacija užklijavom tą langą ten kažkaip, tai žodžiu, ir taip keliavom. Geras. Pasišildydavom, aišku, truputėlį. Tais laikais buvo galima pasišildyti ir važiuoti. Tai va. Daugiausia buvo koncertų per vieną parą, 5 koncertai turėjom. Wow. Per vieną parą? Jo, bet čia Lietuvoje. Kaip jūs čia taip sukot, spėjote? Visą dieną, ar ne? Jo, sakykim taip, kad nuo vakaro iki kito vakaro.
Tai ir Šventoji Palanga, Šventoji Vilnius, Kaunas buvo taip, man atrodo. Nu tai per visą Lietuvą varėt. Tai jau vakare paskutinis koncertas, jau po tos paros, tai jau taip sunkiai. Bet jau nebevairavot, jau likote tenai turbūt. Ne, tai čia Kaune paskutinis buvo, tai vietoj viskas, bet ir tie atstumai vargina ir dar jauni, dar tos jėgos, sveikatos yra viskam. Tai viskas gerai, tai taip kažkaip atvarėm, dabar jau tiek net laikytume. Tai dabar jau labai žiūri, vienas dalykas atstumai kokie, greičių viršymai, visur greičių vidutiniai. Man neprilakstys. Jau dabar negali. Ir dar irgi per kažkurios naujus metus, kad per 3 vietas gal kažką tai tokio važiavom. Skirtingose Lietuvos vietose. Ne, gal čia apie Kauną. Tai jau irgi į paskutinį ir visur skubėjimas, visur stresas. Ir jau paskutiniam ant žiedo padanga gal prakiuro. Ir jau čia mums irgi reikia išstot. Tai su ta kiaura padanga, ir galų galiant jau ta padanga nudilo į šoną ant tobodo, tada važiavom. Ant Ratlankio. Savo. Atvažiavom Ratlankis, kai buvo Veruška. Bet spėjom, irgi, čia kad nepavest. Jo, patenkint, kaip sakoma, užsakovo įgeidį. Tai kaip šitam Gintui Brokui ačiū už tokį, kaip pasakyti, pagirimą mūsų vienoje laidoje, sako, herciukai, tai jie užsakovo mažiausiai problemų sudaro, kad ar ten kažkokių nesąmonių pridarys, ar neatvažiuos, ar ką. Tai žodžiu, užsakovai gali būti ramus. Gali būti ramus. Jau taip. Visko tiesa buvo tais laikais irgi dar navigacijų nebuvo. Irgi į koncertų važiuotą dieną su žemėlapiais ten gudeliai. Važiuojam, kur tie gudeliai. Žemėlapiai įsiskleidė, pirmi gudeliai ten Marijampolės rajone tvarkoja. Artimiausi. Kurie užkliuvo už akių, atvažiuojam, pasirodo, tylų ramu tuose gudeliuose pasirodo, kad, ne tie gudeliai, ten dar skambinam, jau mobilus buvo, kad ten skambinam, kurius kaip ką, tai visa laimė, kad tie kiti gudeliai koks 30 km skirtumas buvo, o pasirodo dar tų gudelių gal 5 gal Lietuvoje. 3 nemažiausiai. Tai ir yra ten ar Panevėžio, ar kažkur, tai ten kitose kraštuose. Tai gerai, kad nenuvažiavom į kitą galą, tai jau būtų bėda buvę. Tai vėlgi gyvenimo pamokos, dabar jau viskas susižiūri kelis kartus, kad, tarkim, kaip Raudondvaris, ar ne, irgi Lietuvoje ten ne vienas yra. Tai susitikrini, kad jau susiskambini. Jeigu užsakovai neskambina, dar persiskambini, kad tikrai čia. Apskritai tuo metu išvažiuoti tą koncertą būdavo iššūkis, tiesiog iššūkis, ta tokia technologinė prasme, vadinkim, kad nebuvogi nieko. Mes pradėdami, tarkim, savo veiklą, kad ir su Foje, pirma mano grupė, su kuria pradėjau dirbti, mes į koncertą važiuodavom mūsų kokio nors draugo turimų žiguliukų, ta prasme, ir visi jį tilpdavom, ir aparatūra ten dar tildo, instrumentai, ne garso, žiguliukė, paprastam, pirmam, ta prasme, reikdavo taip susipakuoti. Klavišiniai viskas. Taip, Andrius pirmasis buvo įsigijęs iš mūsų Fiat Uno, jeigu neklystu, įsivaizduojat, mašinos dydį, taip, mes į jį tilpdavom 5 į koncertą važiuoti, tai čia jau tais geresniais laikais, jau kai šiek tiek jau atsirado tų pinigų, bet pirmuosios, tai ten iš vis būdavo tragedija. Mes ten samdydavomės kažkokius iš ten tų autoparkų, ten tokio lygio, ten autobusus, ten, kad važiuodavom, viena tik tokia kelionė turėjome į Druskininkus, kur Kubanė, toks autobusas, jis yra kvadratinis gabalas skardos, nežinia kokiu principu apskritai važiuojantis, jis turėjo tokią milžinišką skylę dugne ir mes važiavom sausio mėnesį berods į Druskininkus iš Vilniaus prie -20 kelių laipsnių temperatūros. Mes kažkur tai sugebėjom gauti tokios būna kaimuose, turėdavo, nežinau kaip tiksliai vadinasi, ten lietlempė, kur pripeli kažkokio žybalo, pakuri ir toks spaudai tokią rankiną ir pučia tokią ugnį karštą. Tai su ją kiaulės vilina iš tikrųjų. Ir mes su tokia, bet užsikūrė su ta mašina važiavom, kad nenumirtam autobuse. Prasme.
atgal važiuojant prisigėrėm visi, nes baisu buvo sušalti tiesiog iš to šalčio. Tai reikėjo šildytis. Reikėjo šildytis bet kokiais būdais, ta prasme. Tai va taip vykom į koncertus. Pradžia tokia. Ir dar vienas bairis geras buvo, kad aš, reiškia, turėjau spausdinimo mašinėlę, kažkur, nežinau, iš kur aš ją turėjau. Ir pats spausdindavau bilietus. Ir paskui važiuodavau savaitę prieš koncertą ir tos bilietus pardavinėdavau tenai. Tai mes surinkdavau pilnas sales mokyklų. Tuo metu daugiau buvo vasaros bendri koncertai, jungtiniai tie, kur tada ne stadionai, buvo kai kurie stadionai, daugiausiai būdavo tokio, Šiauliuose buvo Parko Estrada, buvo kai kuriuose miestuose stadionuose būdavo jungtiniai koncertai dideli, kur važiuodavom mes per vasarom per visą Lietuvą ir net keista pagalvoti, kai aš pagalvojau, kad mes 2 savaitėm gastrolės išvažiuoja negrįžti namo po Lietuvą koncertuoja. Esam net 40 km nuo Šiaulių yra Kelmės miestas, mes atkoncertavę, mes viešbutį Kelmėje miegam. Niekas neveždavo į Šiaulių su to autobusu, ten tas dar tarybinis autobusas, tas didelis, niekas negindavo tokių dalykų. Tai išvažiuodavo į Lietuvoje, 2 savaitės važinėjai su Kirata kažkur, pabūni namie ir vėl su Kirata. Tai tokie dalykai. Tai tarp šitų, sakykime, tų rusiškų dainų, tai būdavo tas toks ir atsigavimas, kada būdavo ir tie koncertai būdavo. Ir buvo sukom 2 sezonus su humoristais mes sukom, tie irgi per koncertinės sales, kad ir salės būdavo kai kurios jau ir nešildomos, viešbučiuose tik tai šaltas vanduo būdavo ir šildymas, ką žinau, tik tais jis kažkom pakūrendavo, kada apsigyvendavo mes, tie laikai visiškai neįdomus. Nes viešbučiuose taip negyvendavo, kaip dabartiniais laikais. Absoliučiai. Nemada buvo, nemada, kažkaip pinigų tam neleisdavo žmonės. Aš nežinau, jie ir tušti būdavo tie viešbučiai, kas juose gyvena, tai tik taip, kad tie artistai tokie kaip mes jau prasukdavom, tai tam kartui kažką tai pakūrendavo, atsukdavo tą šaltą vandenį ir viskas. Esam ilgiausiai išvažiavę be grįžimų namo mėnesį laiko. Nes tuo metu parvažiuoti, tarkim, iš kokių nors Mažeikių į Kauną, taigi neapsimokėjo, tai geriau viešbučiai pigiai kainavo, bet apie viešbučius čia atskira kalba. Jie buvo nešildomi, buvo jie, bet jie buvo nešildomi, ypač žiemą. Tai mes ten, žodžiu, visokių istorijų yra buvę tose viešbučiuose, nes, jeigu negali pasišildyti iš išorės, tai šildos iš vidaus tada. Spiritiniais gėrimais. Nebuvo jokių telikų, nėra, tiesiog juodai nebūdavo ką veikti. Atvažiuoji po koncerto, reiškia, tai ką, kabra susėda, kas ką turi, kas kokių dešurių prisivežęs, ar dar kažką, kas klium. Taip, reiškia, leisdavom laiką, tai buvo mūsų laisvalaikis. Pavargsti, tai kur tu išvažiavęs mėnesį, kasdien lipi į sceną, lipi ir važiuoji, ir vairuoji, ir nenamie gyveni, ir maitiniesi nenamie. Tai faktas, kad žiauriai išvargdavo visi. Bet būdavo ir linksmai, nes tai būdavo nuotaika, būdavo emocijos, būdavo kažkokie ten bairiai koncertuose. Visko, kai tu esi toj tikroj grupelė ir tu visada bendrauji su ją, atsiranda kažkokie ritualai, pokštai, ten dar kažkas. Tai viskas būdavo šiaip beprotiškai linksma, iš tikrųjų, tai ten niekas ten neliūdėjo. Tais laikais, kai mes važinėjom, tai būdavo visko. Kad išeini į salę ir ta prasme, ir tiesiog prasideda kalatūnas, o čia dar dainuot reikia. Ir gyvai dainuot, ne šiaip kad dainuot. Tai o dar įvykis dabar, kuris ekspromptu prisiminiau. Mes atsikėlę ryte po koncerto, baru kažkas į duris, žiūrim, policija stovi tarp durį. Sako, klausykit, Švenčionyse čia viskas buvo. Sako, žinokit, jūs čia gaut grasinantį skambutį, nes turėjo kitas koncertas Švenčionėliai, ten šalia visai. Sako, kad padėta bomba. Geras. Normaliai. Tai jie viską surinko, mūsų daiktus, instrumentus, ten tašes iškrausti, ta prasme, gal čia mes patys nešamės kažką. Tai tokios apsaugos, tiesą sakant, mes nesam turėję koncerte, nei vienam.
Nes netgi snaiperiai su naktinio matymo prietaisais stovėjo ir žiūrėjo, ta prasme, sekė į publiką, bet koncerto neatšaukė. Geras. Pilna salė buvo, tai taip kažkaip, nepasakyčiau, kad labai jauku buvo koncertuoti. Bet saugiai jautėtės. Saugiai, bet tai, kažkaip nežinau, visiems tokia įtampa. Nervatriopkė, liaudiškai šnekant, tikrai buvo, nes kažkaip, visiems, ne kasdien tau grasina, ta prasme. Aš tai įtariu, kad kažkas tiesiog pajokavo ir tiek. Išvažiavom vieną kartą į turą, vykdavo toks turas, kažkas atsitiko, mes darydavom kokius 5 koncertus, būdavo esmė koncerto, įmam kokius 5 atlikėjus grupės ir visi dainuoja vieni kitų dainas, tik ne savo. Persirengė kitais atlikėjais, toks mes turbūt pirmieji čia dabar tos muzikinės kaukės, filmuojam, o tada mes tai darėm gyvai koncertuose. Vilniaus sporto rūmuose būdavo finalinis koncertas ir būdavo dar kokie 4 miestai, kur, ten Kaunas, Vilnius ir kiti, kur važiuodavom irgi su tais pačiais koncertais. Taip. Ir važiuodavom visi kartu, imdavom autobusą, su to autobusu mes važiuodavom visi atlikėjai. Ir vienas iš tokių turų buvo, kur mes išvažiavom, ir jie vykdavo gruodžio mėnesį tarp Kalėdų ir Naujų metų, vėl šalta. Vėl žiema. Vėl žiema, tai šalta ir mes išvažiuojam iš Vilniaus, pasiėmę tą seną rusišką autobusą, sulipę visi, foje, Vytautas Kernagis, Airija, savaitgalis gal grupė ar dar kažkas, tai važiuojam mes iš Vilniaus į Šiaulius. Pavažiuojam kažkeliolika, ten ir keliasdešimt kilometrų, mūsų autobusas žanro klasika miršta, sustoja, vakaras, kokia ten gal 4-5 vakaro, temsta tuo metu, jau tamsu, stovim visiškai kelyje, o tuo metu kelyje tų mašinų ten vienetai, tengi nebuvo to eismo tenai, ne dabar, tai vienetai mašinų niekas nevažiuoja, mes stovim, išeinam ant kelio, galvojam tranzuosim, galvojam, kaip čia tranzuo dabar, tranzavimas tai yra tas autostopų balsavimas, ar ne? Ir stovi kelyje vaizdelis, stovi aš ten keliu ranką, stovi Andrius Mamontovas kelia ranką, Vytautas Kernagis, niekas nestoja mums, nevažiuoja, ir nestoja, ir nevažiuoja. Visiškai tamsu ir matom, ką daryti, kažkur pamiške ir iš miško glūdumos matom, važiuoja mašina, šviesos matosi, sakau, bėgam iki jos, net ten porą šimtų metrų gal, pribėgam mes į tą vieškelį, kur ten mašina tuo išvažiuos iš miško. Andrius atsiliko, Vytautas atsiliko šiek tiek, jie palei kelią, o aš jau ten prie tos mašinos nuskodžiu. Susistabdau tą mašiną, man sustoja, labas vakaras, sakau, ponas, paveškit, sakau, iki Šiaulių reikia nuvažiuoti, o ten tarpas geras, kilometrų, koks nežinau, 40 gal, ar kiek ten lygiai iki tų Šiaulių, sakau, paveškit, sumokėsim. Jis taip žiūri, tas vyrukas į mane, sako, o tu vienas šiandien stovi? Sakau, ne, sakau, su Kernagiu ir Mamontovu. Gruodžio gale, ten vidury nakties, žinai, tam pavakarė. Ne, aš čia šiaip stoviu ne vienas, su Kernagiu ir Mamontovu. Ta prasme, turbūt galėjau galvoti, kad arba idiotas, arba tyčiojasi ten. Arba nuo šalčio jau. Arba nuo šalčio susisukęs smegenis. Taip kažkaip pažiūrėjo mane, kad, gerai, sakau, sumokėsiu, tik vežkit. Lygiai už minutės pas į mašiną sėdė ir Vytautas Kernagis ir Andrius Mamontovas. Tai tas žmogus dar kažkada buvo atsiradęs, paskui parašęs jau, kai atsirado socialiniai tinklai, kad ta istorija, save priminė. Kad čia aš buvau ten, sako, čia aš jūs vežiau. Tai savotiškai išgelbėjo. Taip, ir tada mes sakom, mus nuveškite iki Šiaulių, bet tik tai tam, kad mes išeitume prieš publiką ir pasakytume, kad koncertas įvyks, nes ten irgi laukia žmonės, susirinkus pilna salė. Tai mes nulėkėme to Šiaulius, jis mus nuvežė, išėjom ten prieš minę, pasakėm, kas įvyko, ten kokia avarija, kad sugedo mašina, kad koncertas labai vėluos, bet įvyks. Ir toks naktinė kelionė. Ir įsivyko koncertas. Tai. Kokie jūsų santykiai buvo su kitais atlikėjais? Nes jūs vis tiek tokie buvo daugiau skandalistai, triukšmadariai, įsiveldavot įvairiausius nuotykius, kaip pats sakai, nesibaigiantis vakarėliai. Kaip jau čia ir sakiau, žinai, toks tos savo tokios hebros susibūrimas, apie kuriuos ir vardinu, ten Marijonas Marčius, Vytaras, naktinės personos. Taip. Asta Stašaitytė labai buvo įsitraukus, automobilį mano sudaužė. Tada važiavam su ją į turgų tenoj naujo pirkti.
apvertė ant stogo. Išvažiavo nepaklausus. Tai, žinai, toks santykis ir bendravimo buvo labai daug, kaip sakiau, nuo ryto iki vakaro 24/7, kaip dabar tas įsireiškimas yra, mes neįsiskirdavom, atrodo, ir labai, labai draugiškai bendravom. Nu, tokia buvom tikrai... Šeima beveik. Šeima, žinai, vaikų ar ten šeimų, kas neturėjo, tai čia buvo tas sambūris, kur mes, žinai, šventės, kelionės, futbolas ir taip toliau. Tai su muzikantais, nu, mes tokia buvom irgi pozą pasirinkę, žinai, visi aplinkui šūdas, išskyrus mes. Jūs dievais jautėtės. Jo, ir, žinai, ir ten leisdavom savo ir į konfliktus įsivelti, ir kartais demonstratyviai, kartais, žinai, toks maždaug, nu, mes buvom popsas, bet toksai... Sunkesnis. Žinai, bet mes, nu, iš principo mes tai buvom heavy metal ir toliau, tik tai, kad tik skambesys popsinis buvo. Bet čia viskas buvo, žinai, heavy metal. Tai visus tos popsistus mes kažkaip, tos tikrus, kurie tą daro iš idėjos, žinai, tai mes taip, nu, kažkaip. Tai mes kartais įsiveldom, aš atsimenu, toks buvo dirbtinis išpūstas, bet ne be mūsų pastangų su Lemanžoje labai tokie, žinai. Kažkas buvo. Bet dabar faina, žinai, viskas senai mačiau, senai bendravom, bet po to viskas buvo fainai. Bet tokį mes kūrėm priešpriešą. Mums tas patiko ir mums vėl tas duodavo dėmesį, žinai, tai mums tų dėmesio reikėjo. Laužėt tas įprastas taisyklės, pavadinkim kažkiek, ar ne? Laužėm kažką, žinai, viską 90-aisiais mes daug pasaulio kopijavom. Žinai, tas hip-hoperių East West Coast Amerikoje, žinai, nušovė kažkokį ten vieną kitą, žinai, susišaudė. Nu, čia mes nešaudėm, bet, žinai, bet to tipo gangsta norėjosi, žinai, ir kažką kopijuojam, kažką čia perkeliam, kažkas čia tinka. Juk mes buvom ir visą įvaizdį pastatė ant tos stoties rajono, žinai, tas kaip mes neturim Harlemo, tuometinio Harlemo, dabar nuostabus rajonas, žinai, bet tuometinis Harlemas Amerikoje arba Bronksas, kur vien, žinai, juodų žmonių kultūra, hip-hopas ir taip toliau. Tai mes turėjom tokią šūdo skylę stoties rajoną, žinai, kai dar dabar ten nemažai tokių likę. 90 kvapo. Jo, tai mes visą tą įvaizdį tiek sugebėjom pakelt, kad protingas žmogus Rolandas Skaisgirys tuo metu galvojo, kad mes, kai jau susitikinėdavom kartu, sėdėdavom prie stalo, jisai galvodavo, kad mes tikrai stoty gyvenam. Žalias koncertas tai būna, kai visus koncertus atkoncertuoji, tarkim, pop show, pravažiuoji visus jau ir paskutinis koncertas, tai laiptus tau patraukia, kas nors čia pasiruošė, o čia lipti laiptais ir taip, nusiverti. Na, aišku, man tokių nedarė, merginom tokių kažkaip nedarė. Man tai ypatingai turėjo žinoti, ko tikėtis. Bet kai buvo, pavyzdžiui, tokia selas, išėjo seliukas dar tada visai jaunutis, nu visi ten mes jauni. Ir atsimenu, jam paleido į vėlą gegužio žiedai ten tą. Jam turėjo paleisti jo muziką, čia yra mano kiemas, ar čia yra viską, tu duodi viską, uždirbi, viską savo bosui, ar kokia ten ta daina, ar čia yra mano kiemas, nu kažkokia ta iš tų, kažką iš jo repertuaro, o paleido vėl gegužio žiedai, ten tie po apačia, po ten lentom, ten tie operatoriai visi, žodžiu, ten sėdi visi garso, nu, aptarnaujantis personalas, nu, ir visi daro davai visiems tokias, nu, Vairui, ten, nu, visiems, Dambrauskui, Romui, ten, Cinaugului, Tomui, visiems, ir Selui, ir man, ir tam pačiam Rolandui Janavičiui, jisai visą laiką keldavo mikrofoną, taip, jisai tam visai, nu, plėždavo jį ir taip, to stovo, žodžiu, ir jam, jisai kelia jį, nejuda, o jam ten, nu, prikalė jį, priveržė, įsitraukė. Kas čia per bairis, tipo, nu, ir nežino tada, kur rankų dėti, o jisai, nes jisai čia pasiruošęs judesi laužtą, čia nėra. Kažkam tai ištepė silkę, kažkokia tai, nežinau kokia, bet silkę, mikrofoną. Įsivaizduojat, kaip dainuoti. Nepamenu kam dabar, kad, ir nu kaip dainuoti, bet turi dainuoti. O man tai aš lipau ir man patraukė laiptus, bet jie nebuvo tokie aukšti, tai tik tai patraukė, bet mano apsauginiai iš karto stovi, man spėjo rankas paduoti ir aš taip, tai aš, nu, kažkaip prasisukau, tai nieko, bet tai tas žalias koncertas skaitosi toks. Dabar dėja kažkaip, nežinau, tokių nevyksta. O nepykdavo kolegos paskui? Ne, visi žinojo, kad žalias koncertas, tik niekas nežinojo, ko tikėtis. Ar nebuvo kažkokios priešpriešos su tuomet irgi galbūt vienoje scenoje pasirodančiais popsų atlikėjais? Nu, aš esu gavęs iš
Džordanos Butkutės į pakaušį iš obolio sporto rūmose Vilniuje. Tiesiog buvo netgi neapykanta tarp, ta prasme, man jinai nieko blogo nepadarė, aš jai irgi, bet kažkodėl jai turbūt taip nepatiko mūsų muzika, kad jai valgė obolį ir ten pusę metį pataikė man į galvą. Kas čia dabar, kad liaudis ten priekinėje scenos ten fakus rodydavo normalu, mesgi grojom techno, čia nieks apie tai net nežino. Bet kad iš muzikantų, o šiaip mes gerai sutardavom. Praktiškai su visais muzikantais, kur dalindome sceną, žinai, ten tarkim 15 grupių per vieną koncertą, ten po 3-4 dainas. Ar buvo kažkada kažkokių tokių ekscesų, kad tikrai pasijauti labai nesmagiai, kad ten veržėsi kažkoks žmogus ar žmonės, tarkim, per vieną iš tavo organizuojamų festivalių, kuris, manau, matai, kad visiškai ne čia pateko, arba vos ne iš tos 90 specifinės aplinkos žmonių būtų? Tai čia toks... Ar įkyriai galbūt prašė pakeisti muziką? Reivuose tai išvystai netoleruotina, niekada nebuvo nei vienam žmogui paleistas užsakytas kūrinys joks, bet buvo kitokio lygio ekscesų, kad pavyzdžiui 95 metais, kai darėm pirmą reivą Kablys nepatikėjo manimi. Aš sakau, jums čia reikia truputį daugiau saugos darbuotojų, reikia daugiau baro darbuotojų, barų taškų, sakau, reikia truputį daugiau dėmesį tam parodyti, nes sakau, čia bus virš 2000 žmonių. Ir Kubilius man į akis pradėjo juoktis, paskui atsiprašinėjo, bet jau vėlų, žinai, kada išlaužytas. Kubilius tai čia kuris? Toks Vytas ten buvo Bliušteinas, Kubilius ir tokia, neatsimenu, mergina tokia buvo, jo, kurie ten laikė tą kablį ir sako, čia daugiau 800 gyvenime žmonių nebuvo, sakau. Apie 800 čia net kalba neįtų, aš net neįčiau, sakau. Aš sakau, ką tik Kaune KTU pasidariau su 2000 žmonių reivą ir žmonės, tiesiog, vos nenusiaubė tuos koridorius KTU. Tai aš sakau, aš turiu ant ko statyti, sakau, pas mane radijas už nugarį respublikinį, sakau, čia bus daug žmonių, sakau, net nesuprantat, ką aš jums pasakoju, bet ar galit, sakau, man padėti. Užtikrinti. Tai juokėsi, taip nemaloniai akis, man tas nepatiko, žinai. Ir atsitiko, kas atsitiko. Žmonės veržėsi pro tos menkai užkaltus langus, laužė duris. Jiems anekdotas, man nuostolis, suprantate. Taip. Ir paskui, kai vėl buvo Strauksų festivalis, bet jau buvo tada 96 atrodo metai, ar 7, jau buvo profsąjungų rūmuose. Ir mes darėm, jau apsaugas reikėjo bilietams, žinai, pradėjo daryti ir pradėjom spalvotus bilietus padarėm spaustuvėje. Ir aptikom, kad, kokį 1000 bilietų, ar ten kokie 800 buvo padirbtų su atitinkamu tošybos aparatu. Išsiaiškinom, kad tai buvo daryta Dailės akademijai, bet neišsiaiškinom kas, tačiau išsiaiškinom aplinkybės, kad Dailės akademijos studentai išsikėlė savo iššūkį, kas geriau padarys, pavyzdžiui, kažkokią neleistiną tipografiją. Padarė, mūsų bilietus. Klastotojai, žodžiu. Jo. Ir su tokiais aš paskui susidūriau, ir 16 metais šita nelaimė buvo atsitikusi. Tai čia, sakyčiau, maštabinės nesėkmės ir maštabiniai tokie sabotažai iš pačių žmonių, kur net neprilyksa, ten užsakys kažkokią popsų dainą, žinai. Tai va, čia yra didysis liūdesys. O taip, tai, ką. Aš visada labai tolerantiškai su visais. Aš netgi apsaugą surinkdavau 16 augalotų vyrų ir pravesdavau instruktažą, sakau, nelieskit reiverių, jeigu jie nesimuša ir nėra agresijos šaltinis. Jeigu matot, kad muša kažką, paimat už čiuprynos, mušeiką, pavedat, pagrasot pirštu, išstatot už durų, jeigu reikia. Jokių policijos kvietimų, jokių grasinimų, jokių muštinių, tai kaip, o jeigu miega, užklokit, sakau, miega. Jie negalėjo patikėti. Tai pas mane dažniausiai Vilniaus skydas dirbdavo, toks Robertas buvo vadas. Žinai, sako Sigitai, mano vyrai konkuruoja, sako, kad pas tave į reivą ateit saugot. Ir paskui tie patys vyrai man sakydavo, žinai, sako, kaip mums gera ateiti, darbo nėra. Muzika gera, žmonės pozityvus visi. Va toks buvo reivas. Meilė tai, kad tolerancija, aš visada tą skleisdavau ir jeigu aš matau, kad to nėra, apie tai niekas nekalba, vadinasi, toks šiai reivas, žinai. Jeigu viskas pumpuot, ten bilietai po daug eurų, gėrimai po daug eurų, rubeliai ten kažkokie, lakerkos ten kažkam, tai tas pats pops atsikitoj rankoj.
Taip. Ir snukių daužimas galo gaunasi. Būna visko, tai va dėl to aš geriau atsiriboju. Jie nuo manęs visą gyvenimą atsiriboja, aš jiems neformatas, kaip buvau, taip ir likau. Kaip manai, ar XM nebuvo pernelik progresyvų tiems laikams? Manau, kad buvo. Buvo, bet kažkam tai reikėjo tą padaryti. Štai, nebūtume mes, būtų atsiradę kažkas kitas, galbūt vėliau po 5 metų, bet vis tiek reikėtų praeiti tą pirminį kelią. Štai, kai tavęs nemėgsta, tavęs nesupranta, tu kaip ir įdomus ir kaip ir nesuprantu, kas čia vyksta, žinai, kol neatėjo visas supratimas, kad muzika yra daug įvairesnė nei, žinai, grupė Rondo Vairas ir Džordana Butkutė, tai tol žmonės ir su baime žiūrėdavo į tą dalyką, bet reikia praminti tą kelią. Kaip pramini, paskui jau žmonės sako, blin, prisimenu, kaip mes jūsų klausydavo. Kur tu klausydavai? Tušti koncertai. Namuose klausydavau. Būdavo tokie tyrimai, Baltijos tyrimai, kur sausio ten kokią 2-3 dieną pasirodydavo apklausos, kuriuose būdavo ten reikšmingiausi metų įvykiai, ten kas nutiko Lietuvai, ten žmonės ten darydavo tos tokius tyrimus, kad įvardindavo, kas įvyko. Tai kažkuriais metais pasiimu aš tas apklausas, ir negaliu savo akim patikėti. Čia turbūt buvo už 96 metus, jeigu neklystu. Pirmoje vietoje pirmoje vietoje Seimo rinkimai. Antroje vietoje, jeigu neklystu, ten mano renginys buvo toks didžiosios lenktynės. Trečioje vietoje Seimo olimpiada, tiksliau. 4 vieta Sargio šventė, toks mano renginys buvo. 5 vieta dar kažkuris mano renginys, ta prasme, aš taip žiūriu, aš patikėti negaliu, ta prasme, kad ten 1000 žmonių prabalsavę ir sudėję, kad į 5 svarbiausių, tai buvo svarbiausi renginiai metuose, į 5 pataiko 3 organizuoti renginiai. Mano, ta prasme, su Tigriu ir olimpiada ir Seimo rinkimai. Tai žinai, taip, Stipru, iš tikrųjų. Tada suvokia, kad kažką gal darai teisingai, gal darai gerai, kažkas patinka žmonėm ir tai buvo tikrai ir labai smagu ir netikėta, nes iš tikrųjų, reiškia, kažkas vertina tai. Ar gali prisiminti, gabalą žasų, po kurio tikrai jūs visi pamatėt, wow, čia sprogo, mes jau on top esame? Jo, kai mes... Pirmi mūsų albumai buvo dar tokie griežti, daug gitarų, daug keiksmažodžių. Ir tada Aurelijus Silkinis pasiūlė tokį šokinį remix albumą išleisti to albumo dozę, kur vien gitarų skambėjo. Ir mes vieną kūrinį perdarėm, išėmėm frazę man gerai. Įrašėm elektroninį gabalą, man atrodo, su Algiu Drėma. Ir tas man gerai tikrai šovė taip stipriai, dar Silkinis nuvažiavo į Kanus, nusivežė klipą, kurį LNK studijų nufilmavom. tą klipą rodė ir tarptautiniai muzikiniai kanalai. Tai Lietuvoje sprogo taip, kad mes Basanavičiaus gatve Palangoje negalėdavom praeiti. Nes einant gatve tiesiog rėkdavo žmonės, man gerai, žas, man gerai. Toks man gerai šūkis, žinai.
nebuvo viskas gerai ir visiems gerai, nes, kaip mes ir grįžtam prie 90-ųjų, to tokio laukinių vakarų tokios pradžios, žinai, kur daug tokia mesi viskas, žinai. Taip. Tai ta frazė man gerai buvo tokia kaip stebuklinga ir jinai turbūt buvo tokia vainikuojanti 90-ųjų pabaigą. Nes tas kūrinys, man atrodo, išėjo gal 99 metais, 98. Ir man gerai buvo tas lūžis, kur mes pajutom, kad dabar jau, žinai, ne nuo kalno, bet dabar į kalną ir tokiu dideliu tempu, kad atrodo, kaip čia viskas baigsis. Nes aš atsimenu, kad tas, kaip išėjo kūrinys, tai ten visos radijos non-stop grodavo dieną naktį, visi klubai grodavo didžiai. Ten buvo tikrai bomba. Jo, ir žinai, tai... Kelis metus gal net? Tikrai, ir man gerai, ir paskui iš karto dar vienas postikliuką. Tas perdirbtas to tradicinio, žinai, užstalės dainos. Nes tai buvo vienintelis kartas, kai niekada netransliuotas viešai gabalas ir mes jį atlikom Panevėžy, tuo metu ten sporto rūmose, vietiniuose kažkokiuose. Tokio pamišimo auditorijos aš nesu matęs. Prasme, nuo pirmų akordų, kai tik uždainavom, ten atrodė stogą nuraus, nežinau, kiek kartų kartuojam tą gabalą ir jisai taip iššovė stipriai ir, žinai, kas įdomu, mūsų gabalų labai dažnai radijas negrodavo, nes neformatas, nes tekstai tokie, žinai, dviprasmiški. Taip. Bet po stikliuką grojo ir įdomiausia, kad išėjo tuo metu ir Titaniko gabalas su Celine Dion, tuo legendiniu kūriniu, tai M1 metiniam tope, kas, žinai, buvo pasiekimas, Celine Dion Titaniko soundtrackas buvo pirmoje vietoje, o pastikliuką antroje, metiniam tope. Tai reiškia, kad tas kūrinys nežmonišką kiekį savaičių išsilaikė pirmose, antrose, aukščiausiose vietose. Tai jo, čia buvo šitie du kūriniai, man gerai ir pastikliuką buvo tie, kurie tiesiog tokie lūžis mūsų karjeroje. O po to dar jau čia pereinant į tokius vėlesnius, tai mes irgi tokį idiotišką kūrinį išleidom, kai Ezopas išėjo iš grupės, Mandarinai jėga. Tai tada aš net ir futbolo nebegalėjau žaisti, nes žaidžiant futbolą, o mes iš daug varžybų tuo metu turėjom su prelegentų futbolo komanda, tai tiesiog man varžovai pro šalį bėgdami rėkdavo Mandarinai jėga, blet, tu čia gal varyk geriau mandarinų savo padainuok, žinai. Tai tokių irgi žiaurus dėmesys buvo tos citai, žinai, kaip Tveini gatve, ką žmonės darydavo. Banditai taip darydavo. Žazai, pavaryk. Kuklesni prašydavo, žinai, pasirašyti, nes nebuvo su kuo nusifotografuoti, žinai. O tie, kurie neturėdavo drąsos, tai taip iš toli pamojodavo. Pavadinkim tai, dainuodavo, žinai, tos du žodžius, Mandarinai jėga, man gerai arba pastikliuką. Taip. Tai kai prieš šitą pokalbį sakei, ar ne, apie tekstus kažką, tai kokie tekstai, du žodžiai. Ar paskutinis foje koncertas, ar ne, Vilniaus Vingio parke, kuris tituluojamas daugiausia žmonių sutraukusių, ar ne, renginių po atvirų dangum Lietuvos istorijoje, ar ne, aš taip turbūt pasakyčiau. 500 000 buvo, ar kiek? 60. 60 000, taip. Ar padarė jūs turtingais? Žinai, padarė turtingais gal kitus šiek tiek. Tarkim, tą sceną, kur mes statėm ir su to meto galimybėm ir dydžiu ir masteliu kainavo susimokėti tiek, kiek kainavo 3 2 kambarių butai Vilniuje. 3 buvo butai Vilniuje suinvestuoti. O kiek tada vienas kainavo į techniką Vilniuje? Butai kainuodavo nuo kokių ten, vadinkim, 7 gal 8 tūkstančių jau visai prasti toliai iki, nežinau, 20-25 tokie jau geresni. 25 000 dolerių. Taip. Kalbam apie tai. Apie dolerius, apie dolerius kalbam. Tai 3 butai buvo. 3 butai buvo tik už techninę tą dalį atiduoti. Tai va kažką tai padarė turtingais. Sunkvežimiais, žodžiu, važiavo įranga, ar ne? Taip, o kas liko paskui mums honoraro visiems, liko, nepasakysiu dabar kiek, bet tai nebuvo tai, kad staiga kažkas tai būtų pasikeitę iš esmės gyvenime, nes vis tiek tai nebuvo tie pinigai vien dėl to, kad bilieto kaina 10 litų.
už koncertą. Taip ir kalbėjom, ten kažkaip kioskelį būdavo nueini nusipirkti. Tuo metu tai buvo labai gera kaina, taip, tai buvo aukšta kaina, nes važinėjant ten po mažus miestelius ir kiti atlikėjai ten kainuodavo 5-6 eurai, kokie, ne eurai, litai, jo, 6. O čia jau 10 litų bilietus tikrai buvo jau daug tam laikotarpiui, bet, na, kai sudedi ir sakau, kadangi tiek tokios kainos būdavo, tai nepadarė mus tikrai turtingais. Ir dar grinais beveik visi atsiskaitinėdavo, kur kas ten kortelės buvo. Ne, tai kortelė nebuvo, tai jo, visi atsiskaitinėjo grinais. Tai jūs ten turbūt maišais įsivežėt. Papasako gal kažkokį įdomesnį atvejį dėl tos rinkliavos. Jo, aš eidavau, kadangi inkasaciją dariau pats, tai aš pardavinėdavo, tai kokiam kioske, tai muzikos parduotuvai, tai dar kažkur, tai renginio dieną tu turi apeiti fiziškai visur, važiuoti ir susirinkti tuos pinigus. Tai iš tikrųjų gaudavau beprotiškai dideliais paketais, ten apsikaiščios vaikščiojau. Ir vienas pats važiuodavo? Ir vienas pats jo, nes man taip atrodo, kad žinai, kai vienas eisi, mažiau kelsi įtarimo, nes vienas eini kažkur, tai ten ne tai, kad ten dar kokie du eina ten su tavimi ir aš taip susirinkdavau tos pinigus, susiveždavau. Susidėdavome ir gerai, kad nebuvo įpračio laikyti kažkur tai sudėti kokį ten ar seifą, nes mus buvo apvogę kelis kartus, ta prasme, ofisą. Po didelių renginių, ta prasme, kai įvykdavo Vingio parke renginys, mus kelis kartus yra apvogę. Jūsų kontora? Jo, išdaužė langus, grotas išpjovė. Aš galvoju, kad milijonus pasirinko. Taip. Ir batom. Ir su pinigais buvo išnešę seifus? Ne, tai sakau, mes kažkaip tai dar renginio pabaigoje sugebėdavom atsiskaičiuoti, atsidalinti ir išeiti jau be tų pinigų, kad nesinešt kažkur nesidėtai. O po foje paskutinio koncerto mes pas vieną grupės narį viską suvežėm. Tai tokią taktiką panaudojom. Ja, nepalikom darbe, nepalikom kažkur, tai jas suvežėm pas vieną iš grupės narių ir ramybė. Ramybė buvo ir tada jau tik kitą dieną ten jau skaičiavomės. Tai... Bet jau čia įspūdingai atrodė tos sumos, ar ne? Maišai pinigų. Tie dideli polietilėniniai maišai pinigų. Pakalbam apie pinigus, nes vis tiek tais laikais įdomu, kokie buvo uždarbiai, jūsų, tarkim, honorarai, buvo pats kompaktinių diskų, kasečių darbumas, ar ne, pirkdavo tikrai spūdingus tiražus, ten, kiek atsimenu, atlikėjai, kurie buvo on top, jie 100 000 parduodavo, tiek kasečių, tiek kompaktų turbūt. Mes 100 000 neparduodavom, vėlgi labai daug visko vykdavo po stalu, kiek leidėjas parduodavo albumų, mes irgi iki galo nežinodavom. Ir visi atlikėjai kalbėdavo, žinai, tokiais gandais. Ta, ką tau skaičius pateikė, tai gali būti vieni, o kokius skaičius ten turėdavo. Žinai, mes lietuviai tokie, mes esam tie, kur galbūt nedaug sukurdavom tuo metu, bet jau prichimičindavom, žinai. Tokie, visi kažkur bandydavo kažką susukti, žinai. Ir tame susukime labai daug ir to apsukti, žinai, kažką apgauti, iš kažko tai užsidirbti, žinai, yra toks mano draugas sakęs, blemba, čia kaip sunku verslą daryti, nes visi, žinai, bando vienas kitą kažkaip išdurti. Bet čia vėlgi 90-ųjų laikas, dabar aš dirbdamas versle visai kitaip viską matau, viskas yra kitaip, labai pasikeitė, žinai. Bet tuo metu mūsų tiražai buvo, žinau, 30-40 tūkstančių, kuriuos mes žinodavom. Koncertų kiekis nežmoniškas rekordas, mes esam skaičiavę per metus buvo 112 koncertų, tai, žinai, pinigų buvo, bet buvo žiaurus pagreitis juos leidžiant, nebuvo bankų, kurie teikdavo kažkokias paskolas, o ypač tokiem, žinai, kaip mes, kur čia maždaug šiandien iš koncertų uždirbai, rytoj neuždirbai, nėra pastovumo. Tai mes kažkaip, žinai, užsidirbdami savo ir imdami banko nepriinvestavom tuo metu kažkur daug, kad sakytume, o kaip protingai išleidom. Mes išleidom protingai savo linksmybėm, žinai, tai iš to laiko nieko netrūko, bet ir nieko neliko. Tai tarkim, kiek už koncertą gaudavot kiekvienas? Tai įvairiai, bet aš gal tada, žinai, kitas momentas žasų laike, kai atsirado honorarai, ar ne? Ten būdavo pradžiagi visą laiką yra muzikantų tokia, atvažiuokit, duosim maisto ir alaus.
Po to jau to atsisakai, nebevažiuoji, nes jau pasitenkinai, jau prisikoncertavai. Tada kitas momentas pradedi gauti kažkokį atlyginimą. Ir lūžis galbūt toks psichologinis, ten, nežinau, irgi 90 kažkelinti, įsivaizduoju, kad dar tas telefono aparatai buvo tokio dydžio turėjau, nežinau, kaip aš nešiau. su to atskiru nedėžutė, ar ne? Tokį irgi turėjau, kur su baterija visą, bet ten metalistais būdami tokį turėjom. Bet va tą tokį jau su antena ir su rageliu ir buvo toksai tiekėjas Komlietas. Taip, atsimenu. Mygtukai tokie, žinai, akinių nereikia, blemba, va taip spaudinėjai. Didžiulis toks. Ir mes sėdim šachmatiniai, Palangoj, skambutis. Ir aš taip, po gero baliaus, visi žasai sėdė, aš taip, tyliai, hebra, kažkas skambina, turbūt dėl koncerto. Nes ten tik dėl koncertų ir skambindavo į tą numerį. Nes žmonės dar tų mobilių daug neturėjo, žinai, tik tai tie, kas galėdavo užsakyti kažkokį koncertą ir taip toliau. Ir aš taip demonstratyviai pakeliu, prasuku tą telefoną virš tos visos čiliai, ten nežinau, kaip tas vadinosi, tą terasą, kad matytųsi, kad mes tą aparatą turim. Ir taip, alio. Visi suklūsę, hebra žiūri, žinai. Ir aš taip, galim štuką. Už koncertą. 1000 už koncertą. Išdrįsom pasakyti frazę 1000, ten trū ar ezas, ten, žinai, grėbės už galvos, tu durnas, taigi nekvies. Aišku, ir nekvietė, žinai. Neįpirko tuo metu mūsų už 1000, bet tai buvo toks lūžis, kai, žinai, 1000 litų tuo metu, nežinau, kiek čia dabar reikėtų išversti, bet buvo daug. Nemažai pinigai buvo tikrai. Jeigu atlyginimas, man atrodo, tuo metu Lietuvos ryto maketuotojo atlyginimas, ir tai būdavo gerai apmokamas darbas, būdavo 450 per mėnesį. Tai jeigu tu už vieną koncertą gauni 1000, o po to jau pasidarė ten ir keli tūkstančiai, žinai, tai tikrai... Nu kaip dabar kokie 5000 eurų. Tiek, kiek žmogus uždirbdavo per mėnesį, mes tiek gaudavom už vieną koncertą. Dainą rašyti kainavo $15. Vieną dainą, įsivaizduoji, kainos dabar ir tada $15, bet jų nebuvo. Ir mes atsimenu sėdėm prie katedros aikštėje su Chebryte, kalbamės ir priėjo tokia mergina, graži aukšta mergina, žinai, kalbam, sako, tai kažkaip mes, muzikantai, tai sako, tai įsikalbėjom, sako, tai kiek jums pinigų reikia? Nu, mes paskaičiavom, sakom, nu, ten 10 dienų po 15, 150, nu, tai gal $200, žinai, ir viskas. Sako, gerai, sutinkam, rytoj atnešiu. Mes galvojom, kabino makaronus, tik nesąmonė. Tikrai negali būti. Nu ir ką tu galvoji, kitą vietą mes ateinam Saudrim, stovim Šapolas, stovim ten, laukiam prie katedros, žinoma, kispėk, ar atėjo? Ne, aišku, kad netėjo. Stovim, laukiam 5 minutės, 10, 15, sako, Audriau, einam, tikrai nieko nebus. Ir girdim kažkas pipsena nuo tos sankryžos raidės, kažkas pipsena belė kaip. Mes net nekreipiam dėmesio, tikrai ne mum. Ir po to girdim kulniukai, tuk. Atbėga, ta mergina sako, bičiai, sorry, labai atsiprašau, sako, vėluoju, sako, bet pažadas yra pažadas, bum, jinai mums rankas $250 ir sako, turiu lėkti. Nu, ir jinai tada, kai prisistatė, sako, aš dirbu, palauk, kaip ten tos merginos vadinasi, tos, kur palydėdavo vyrus į kelionės, nežinau kaip... Eskortas. Va, mes tai nežinom, kas tai yra. Tai įsivaizduok, kas mums davė pinigų pilnam albumui, nu tai ir tai yra tiesiog... Jinai buvo jūsų fanė? Nu, aš nežinau, jinai mus matė pirmą kartą, mes ją matėm pirmą ir paskutinį, nu antrą kartą tada, kai jinai teikė pinigus. Jo, nu, kažkoks toksai gavosi. Jinai susidėliojo, jinai išvažiavo, $250. Man atrodo, kad buvo $250 ir... Ką mes padarėm pirmą vakarą su Audrium, gavom pinigų, reikia biškį išgerti. Ta proga. Jo, alutis, visą kitą išvažiavo, aišku, pinigus pasilikom, didžiąją daugumą pasilikom, už tuos pinigus ir išrašėm pirmą albumą. Jo. Bent jau foje ar ne scenoje, tai vis laik atrodė tokie išlaikyti vyrai, muzikantai, ar ne, nu, rimti tokie labai. O kaip jie atrodė po... Kvailiojimo meistrai. Didmeistrai netgi. Tai, ne, labai linksmai viskas būdavo tol, kol dar nebuvo tos įtampos prieš išyrant, tai tikrai labai viskas vykdavo linksmai. Mes tokių turėjom nuotaikingų kelionių į užsienį, netgi kur važiuodavom koncertuoti, prasme, ir čia po Europos šalis, Praha, Budapeštas, Švedija. Tai irgi mes tildavom į mažą autobusiuką ten ir dar pasimdavom porą vairuotojų, kad ten nuvairuotų tą autobusiuką. Tai ir miegodavom mes ten skersai sugulę ant to autobusėlio sėdinių, vienas ant grindų, kitas ant sėdinės ant grindų, ant sėdinės ir viskas buvo gerai, ta prasme, ir nei kas
pretenzijų reiškia. Ne, tai... Niekam nereikėjo kažkokio karališko komforto. Niekam. Tiesiog džiaugiaisi tą galimybę, kad tu gavai autobusėlį ir tu kirtai Lietuvos sieną ir tu matai, ko tu iki šiol niekada nematęs buvai. Tai... Taip. Bet jūs lietuviam važiuodavot koncertuoti? Ne, mes važiuodom į klubus, ta prasme, į vietinius. Tai angliški tekstai eidavo? Tekstai ir lietuviškai, ta prasme, ir lietuviškai, ir angliškai. Vieną koncertą turėjom iš vis Lenkijoje. Tai... Buvo lietuviškai dainuojančiam. Be galo įdomus, irgi ten važiavom koncertuoti į Budapeštą, bet kad tokį ilgą atstumą nevažiuoti be koncerto, pasidarėm vieną koncertą Lenkijoje. Radomo miestas toksai, netoli sienos su Čekija berat. Ir atvažiuojamės į tą koncertą, į to koncerto vietą, o ten, tas koncertukas yra kaip kavinė tokia realiai, kažkas tai tokio. Didelė tokia kavinė. Atvažiuojam, o ten kažkas tai sėdi žmonės prie stalo, žvakelės sudegtos, portretas stovi, ten tie gedulingi pietus vyksta. O mums ten koncertas už kokių 2 valandų gal ar 3 toj vietoje jau. Jie ten sėdi, ten šermenys kažkokie, tai ten, bet tas, kas pasitinka, sako, jie čia to jau turėtų baigti, čia tie užsisėdėjo. Link pabaigos jau ten tie gedulingi pietus. Jie to išeis. Gerai, laukiam, tikrai sulaukiam, jie išėjo, greit dalykus prastumdė, ten kažką tai sustatė atskirai jau. Ir laukiam jau to koncerto momento. Ir susieina kažkokie, Lenkų, koks 20-30 gal ateina šeimos kažkokios, bet jie tikrai Lenkai, ten nei lietuviai, nei kas ten. Ir galvom, kaip čia dabar, kaip čia daryti, kokia čia kalba, ką čia kalbėti. Aišku, ten kažkiek visi tų lenkiškų žodžių žino, ten ir Andrius žino tenai, ir kiti nariai, tai kas ką galėjo ten po tą lenkišką, ten grupas Litvik, šisko pužonku, ten viskas gerai, kažką bando ten pasakot. Ir toks prasidėjo, kaip toks dialogas, tie lenkai suprato, kad mes lietuviai, nes jie net nežinojo, ką eina. Matyti įpratę tiesiog eiti tą kavinę. Ir ten, tai kaip čia dabar ta Lietuva gyvena, kaip čia kas ką, žinai, ir kažką ten bando atsakyti, bet žodžių vis tiek trūksta, jie angliškai nekalba. Ir tada Andrius sako, žinai, ką padarom, Lukošius grodavo su akordeonu koncertuose. Sako, žiūrėk, turime mes tų dainų, kur su akordeonu varom, sako, mes tiesiog imam grot, o tu su akordeonu, sako, eik tarp staliukų vaikščiok, sako. Ir jis ten tuos visus pragrojimus su akordeonu, tarp staliukų, gražiai vaikšto, Lenkai laimingi, tautų draugystė, kažką taip ten tą lenkų kalbą pasakom. Ir atidainuojam koncertą Lenkams, va tokį, va tai. Ir smagus prisiminimai. Smagus prisiminimai, jo, pataikėm ir į Pakasinas, ir su tarp staliukų pavaikščiojo ten su akordeonu. O tuo metu tokios grupės foje Lietuvoje niekas nematė. Tai mums pasitaikė proga išvažiuoti į Berlyną. Čia 1993 metų atliktai pabaiga ar 20. Čia kalbam turbūt apie pirmus 5 nepriklausomybės metus, ar ne, kurie buvo ganėtinai tamsus. Taip. Tai pavyko mums išvažiuoti, buvo kalba, kad mes ten mėnesį turėsime, kiek tų koncertų ten nebuvo įvardinta, bet užplanuota buvo, kad gyvensim mėnesį ir kažkiek tų koncertuosim kažkur įvairiuose vietose. Tai aišku, šito nebuvo, neįvyko, mes ten per tą mėnesį pagrojom 2 kartus tik tai ir taip iš tokios didelios kažkokios pasiūlymo, nes kad nebūtų, kad nesėdėtume be darbo. Tai vat šitas mėnuo labai įsiminė, nes turėjom kažkaip mes ten praleisti tą laisvalaikį, nes tą laisvalaikį tiek ir buvo, kad nieko neveikiam. Tai kažko laukiam, kad dar vis bus, jie tai pragyvenom, tik tiek, kad ir aš nusipirkau, pardavęs išvažiuojant Žiguliuką, parsivariau jo Opelį ir dar vienas nusipirko jau importinę mašiną. Tai gerai uždarbė buvo. Jo, kas buvo uždirbta prieš tai ant Žigulio. Tai tuos išleidom. Tai tokie mainai, žodžiu, savo. Tokie mainai buvo. O tas pats, kad ir ten tas gyvenimas bergždžias visą mėnesį, laikas toks, kada reikėjo grįžti su tom pirktom mašinom į Lietuvą, tuo metu per Lenkiją pravažiuoti su pirkta mašina buvo iš vis rizika didžiausia, nes tai jeigu sustoji, tau galėjo ten su automatu išėjai iš miško atimtą mašiną ir jeigu paleis dar gyvą, tai dar gerai. Tai aš tik pamenu, kad mes
taip ir važiavom. Nevalgė, jau tualetas gal kokį vieną kartą iš bėdos. Kad greičiau, o varėm tai su žemėlapį popierinį pasiėmė. Programėlių nebuvo, tai dabar turim. Va, tai tas įsimintina labai. Ir anksčiau tie koncertai tokie linksmi būdavo ten su pasitiktuvėm ir išlydėtuvėm. Tai va, tai kaip išlydėjo, tai iš Anglijos į Airiją skridom kitą dieną ir kaip įvyko taip kažkaip tai, kad aš jau įlipau į lėktuvą, kad kolegos kažkodėl neteina į tą lėktuvą, tai, o pasirodo pas mane bilietai buvo. Ir jų neįleidžia. Aš atėjau vėl atgal iš to lėktuvo, kai tos bilietus padaviau ir matyt tarp tų bilietų gal mano tą ID kortelę ten ar ant stalo pasiliko, ar iškrito, bet mes visi trys į tą lėktuvą sulipom. Dar tiesa. Dar čemodaną palikom. Su drabužiais, su įrašais. Su mikrofonais. Su muzika. Tai ir žodžiu, nuskrendam į tą Airiją, viskas kaip ir gerai. Lipam lauk, tie dokumentus turi. Praleidžia. Aš capt. Nėra tos kortelės. ID kortelės, piniginė, o kažką reikia duoti, visi laukia, ten prašom tos dokumentus patikrinti. Kažką reikia duoti, išsitraukiau Europos Sąjungos, ten sveikatos pažymėjimas, kortelė panašus toks. Duodu tam ten tikrintojui, pasiėmė, netinka, duok normalų. Neturiu. Tos praleido, išėjo, jos ten pasitiko, mane nepraleidžia. Eik, sako, tenai dabar į kambarėlį tokį, palauksi čia, žodžiu, pradėsim reikalus. O angliškai aš tai gestais labai gerai susikalbu, daugiau ne. Tai va, tai ką ten su jais kalbėtis, į tą kambarėlį tokį sulaikymo ten. Jo, laikino sulaikymo. Jo, įvedė, žiūriu, antivandaliniai glozetai, tualetai, kriauklės, galvoju, čia bus reikalų dabar. Telefoną pasiėmiau, dar jau čia, hebrai skambit, kad čia tokia situacija, kaip ką ten su to organizatorium. Taip jau laisvai aš čia pasiėmęs kalbėt. Tas ten prižiūrėtojas man davai, ką tu čia darai, atiduok telefoną. Visai nieko neturiu ryšio su pasauliu, ten sėdėtam kambarėlį. O vakare koncertas turi būti. Tai žodžiu, ten laikė, tai nesusikalbam, sakau, duokit paskambit man, kad, ten pavertėjaus ir taip toliau, kad kažkaip tai susitart. Tai, pasiskambinom tam organizatoriui, ten jau leido man skambit. Žodžiu, kažkaip ten pakalbėjom, aš ten taip kalbu, tas sako, tai ar surakintos tavo rankos, surakino tave ar ne? Ne, sakau, tai bijak. Aš iš to ten kambarėlio kalbu, ten žiūriu, tų apsauginių nieko nėra, ten tos ten policijos. Einu. Ir gražiai ten iš to oro uosto. Taip ir išėjau aš tenai. Kampais, o hebra jau ten mašinai laukia, pumti tą mašiną ir išvažiavom be jokių dokumentų. Ten paskui viskas gerai. Baigėsi, teko važiuoti į ambasadą, tada dokumentą darytis. Bet į koncertą spėjai? Tai spėjom ten su problemėlėm tokiom, bet viskas. Pasiliko mūsų playbackai visi ten, ką daryti, muzikos neturim, koncertuoti reikia. Mikrofonai buvo svarbiausia. Lindom į internetą, pirkom savo dainas, parsisiust playbackus. Kažkas tai tokio. Buvo smagiai. Tai. Čia buvo kokie 2000-ieji. Jau buvo 2000-ieji jau. Gal kokie net 2003, 2004, va taip gal. Kai pradėjo važinėti čia visi masiškai. Jo, ir tada labai atsimenu, tas pasitinka su limuzinu, atvažiuoja iš viešbučio, paima, tave veža kur nori, o mano ten iš tikrųjų giminių daug Anglijoje gyveno, tai čia buvo toks įvykis visiems, čia Aušrinė atskrido koncertuoti su Ryčiu Cicinu, žodžiu, 4 apsauginiai veda lydi į sceną, aš sakau, jaučiuosi kaip Madona kokia.
Nu, žodžiu, labai Priėmimas geras. Labai buvo geras, tos salės, ten taip gražiai, su stalais, staltiesės, viskas, žodžiu. Nu, buvo wow. Tie pirmi kartai tai tokie buvo wow ir tikrai paliko įspūdį labai. Ir paskui kažkaip pradėjo mane kviesti, jau tie lietuvių kavinės ten yra, Londone ir ne tik Londone. Taip kažkaip ir pradėjau aš ten koncertuoti, vis būdavo į metus kartą jau pasikviečia. Esam koncertavę ten ir didesnės, ir mažesnės tos erdvės, tai vėlgi anksčiau... Ir su muštynėm ten irgi. Ir su muštynėm būdavo dar tos... Tai užsienio lietuviai čia. Nu, dar tie laikai buvo, kai grįžta ir jau čia nori pasirodyti, kad jų pinigų turi, nu tai ten jie irgi sueidavo tokie, kad irgi lyg pasirodyti nori, čia kas geriau gyvena, kas daugiau šaibų turi ten ir visko buvo, tai ten po koncerto su paskutinė daina baliavojam ten, pum, broliai lietuviai, nesimuškit, kas ten klausys nuo scenos. Tai ten, žodžiu, su policija, o Londės policija, tai pas mus čia dar kažkaip viskas paprasčiau, o ten visus šeilės apklaust, niekur neišeisit, ten po visų tų muštynių ten, nu ir sėdim, laukiam paskui ten, kol... Tai sulindom į kambarėlį, pralaukiam, kol baigės visą. Tai tą atlikėjų kambarėlį, ar ne? Tai, bet ten atėjo, bet neturėjom ką mes ten labai papasakoti. Standartinės šalis, standartinės, kur dabar važiuoja visi, nu tiesiog kaip Lietuvos maršrutas, kas moka ir kas nemoka ten grot, nu tai yra Anglija, Airija, rečiau Amerika, Kanada, Vokietija, Skandinavijos šalis, nu tai va, tai čia... Visi važiuoja ten, kur yra daug lietuvių, kurie ten gyvena. Nenuostabu, tik tai reikia pripažinti, kad daleiskim į Norvegiją mes 3 kartus važiavom grot norvegam. Bet tai buvo koverinė programa, koveriai. Buvo dėl to, kad ten lietuviai, ten tuose rajonuose, kur mes grodavom, ten lietuvių praktiškai nėra ir mes grodavom Norvegijos auditorijai, norvegam. Ir kaip ta Norvegijos auditorija jūs priėmė? Aktyvi. Palyginus su Lietuva, tai jie taip moka linksmintis. Linksminasi visi, ten šoka, ten tarkim 18 metais su 70 metai ir viskas ten gerai. Niekas nežiūri, ten kažkokių tai prietarų ir nieko. Nu, jiem linksmai eina, šoka, ten dainuoja kartu. Labai populiari yra tokia gyva, daugiau country muzika, daugiau jie žiauriai mėgsta. Žiauriai mėgsta country muziką, nu ir mes irgi buvom paruošę ten tokią programą, kur ten pagrindė ten tokia senų laikų country muzika ir kur jau pasauliniai jau šlageriai ten eina, kur jau visi žino. Tu tik tai pabaliavojai, atsikėlė, eini po balius ir jau spaudoj matai savo nuotrauką pirmam puslapį, tai čia apie tą skandalingumą, dėmesį, žinai. Tuo metu svarbiausia buvo į mediją patekti. Mes darėm viską, kad mes ten atsidurtume. Mes su Matu einam gatve, Klaipėdoj, ir iš kitos gatvės pusės mums reikia. Pydarai! Ir mes atsisukam ir jie nusisuka ir žvengia. Ir Matas sako, mūsų jau pažįsta, mes beveik žvaigždės.